Statant namą aukštai esančio gruntinio vandens vietoje, būtina aplink namą įsirengti drenažą, kuris tą vandenį surinks ir nusausins teritoriją. Taip galima apsaugoti rūsį ir pamatus nuo nereikalingų vandens. Pirmiausiai pradedamas darbas aplink pamatus apkasant tranšėjinių būdų kasimo. Vamzdis guldomas žemiau pamato lygio ir klojamas su atitinkamais nuolydžiais ir nuvedamas į lietaus surinkimo rezervuarus, iš kurių žmonės gali naudoti vandenį antrarūšiam naudojimui. Drenažinis vamzdis yra kelių rūšių, tai irgi reikia atsižvelgti į esamą sklypo gruntą. Tai yra kokoso plaušo dengta gofruota šlanga bei geotekstilės. Kokosas naudojamas dažniausiai yra kietam grunte, molyje, o geotekstilė dažniausiai naudojama lengvame grunte, tai žvyras, smėlis. Drenažą galima įsirengti ir prieš namo statymą ir jau pastačius, bet geriau montuoti prieš statant. Jau pastačius namą reikės atkasti pamatų dalį. Tinkamiausias laikas yra ankstyvas pavasaris, vasaros pabaiga ir ruduo. Apsilankius pas ekspertus galite sulaukti pasiūlymo ne tik įsirengti drenažo sistemą, bet ir lietaus nuotekų sistemą. Visą tai sujungus į vientisą sistemą galima apsisaugoti nuo vandens pavojų ilgam laikui. Lietaus sistema reikalinga tam, kad pašalint visą nuo stogo esantį vandenį, kad sklypas būtų sausas, nekiltų jokių kitokių problemų susijusių su vandeniu. Naudojami tokie pat kaip lauko kanalizacijos vamzdžiai bei kitos fasoninės dalys, trišakiai, alkūnės, kurių pagalba nuolat takų surenkamas vanduo ir nuvedamas į nuotekų rezervuarą. Dažniausiai klojama pradedama 50-60 cm gylį ir atitinkamai su nuolydžiais einama nuolydžio kryptim į surinkimo rezervuarus. Lietaus nuvedimo sistemos prižiūrėti nereikia. Tai yra padaroma vieną kartą, kur žemėje jis nėra pažeidžiamas. Lietaus kanalizacijos įrengime yra nepamiršti svarbiausia sumontuoti lapų gaudyklės, kurios apsaugo vamzdyną nuo lapų užsikimšimo.